vienas dalykas, ką reikia visą laiką nepamiršti, net ir komunikacijoje, net ir dirbant mano kėdėje sėdint, kad yra pagrindinis dalykas nuoseklumas. Tai yra daryti tai nuosekliai, žengti po pirmo žingsnio, žengti antrą žingsnį. Nuoseklumas tai yra kiekvieną savaitę galvoti apie tai, ką tu darysi toliau ir nebijoti to daryti. Iš pradžių bus beprotiškai daug testavimo. Pirmi metai yra amerikietiškų kalniukų metai, po jų jau nusistovi tas aiškesnis maždaug kryptis, į kur mes toliau investuosim, kur skirsim daugiau pinigų. Bet pirmi metai, pirmi 3 mėnesiai tai iš viso, bet pirmi metai tai yra amerikietiškų kalniukų metai, per kuriuos jūs daugiausiai išmoksit, gausit didžiausią kultūrinį šoką. Aš matau, kaip vadovai papuolė į komunikacijos tą visą mašiną, tą visą procesą. Iš pradžių jie taip, jiems būna sunku, bet paskui jau, kaip sakau, po 1, 2, 3 mėnesio jie pajunta tą kraujo skonį, atsiranda tas geras noras, instinktas daryti toliau, pamatai, kad į tave reaguoja, pamatai, kad tave mato rinka, tai atsiranda tas optimizmas, iš pradžių baimė, paskui optimizmas, paskui vėl atsiranda abejonių, nes pradeda kažkas nebeveikt, kaip ir YouTube ir kiti algoritmai. Iš pradžių veikia gerai, paskui veikia kažkoks nuosmukis, duobė, paskui vėl viskas auga, vėl krenta, vėl auga. Tai šitų amerikietiškų kalniukų ypatingai pirmaisiais metais yra daug, bet čia ir yra ženklas, kad jūs einate teisinga kryptimi. Nes niekada nebus taip gyvenime, kad visada švies saulė, visada šiltas oras, kaip ir gamtoj, taip ir komunikacijai visą laiką bus permainų, bet tos permainos turi labai svarbią funkciją. Jos užgrūdina, jos išmoko tave prisitaikyti, adaptuotis, tobulėti, kartu tobulėti. Mes irgi, aš irgi asmeniškai, kiekvieną dieną tobulėju su klientais ir esu beprotiškai dėkingas klientams, kad jie suteikia tokią galimybę prisiliesti prie jų verslo, suprasti, kuo jie gyvena, pamatyti jų stiprybės ir padėti apie tas stiprybės garsiai kalbėti ir įtikinti pasaulį, kad jūs esat verti stumdytis su geriausiais pasaulio verslais konkurencingiausiose rinkose. Tai va, tai yra mano toks trumpas palinkėjimas po šito ganėtinai ilgo įrašo, nežinau, kada aš jį paleisiu, bet pasistengsiu greitai paleisti, taip kad iki susitikimų tęsim šitą temą. Pažiūrėjom trumpai, kaip prasidės komunikacija, kokie bus pirmi metai, kokie bus pagrindiniai dalykai, o toliau kalbėsim apie strateginius ir taktinius veiksmus, kaip visa tai kasdien įgyvendinama, kas yra svarbu, į ką turim, kur turim ugdyti savo raumenis, kur turime kreipti dėmesį pagrindinį ir kaip pasiekti su mažiausiais arba efektyviausiais resursais geriausių rezultatų. Tai važiuosim toliau. Iki.